Sveiki! Šiandieną mes atvažiavome į Kalabibiškio tarptautinį komunikacijų centrą išspręsti vienos problemos. Kalabibiškio kaimą! Taigi, spręsime incidentą tarp vietinio krepšinio mėgėjaus, profesionalaus krepšininko, garsinti šį miestelį daugelį metų, Vilmanto Guogos, ir tarp darbininko, kuris norėdamas gero nulakavo, štai kaip matome šią aikštelę, norėdamas gero, jisai ją nulakavo, kad žmonėms būtų patogiau žaisti. Taigi mes ką tik pakalbėsime tarp mūsų žvaigždės ir darbininko. Išsiaiškinsime, kas kaltas, į pagalbą pasitelksime šios mokyklos direktorių Vladą Šlajų, na ir kitus šio siužeto dalyvius. Grįžkime prie mūsų didžiosios krepšinio žvaigždės Vilmanto Guogos. Taigi, pakalbėsime tarp mūsų žvaigždės. Sveiki! Sveiki! Ką manote apie šią situaciją dėl krepšinio aikštelės? Mėšlas. Kodėl mėšlas? Varyti, neblogai, kaip tracojko, mes nėra bato, lemba prie žemės, nėra tracojko, išsibėgėjimų fazės, blėt. Prieštara paradoksas, blėt. Na, suprantame, bet kodėl tas darbininkas ją nulakavo? Koks būtų pretekstas tai daryti? Pagalysis yra, bet nedaugiau. Varyk. Nėra ką. Grįžkime prie šios aikštelės darbuotojo, kuris ją nudažė Justino Šnipo. Taigi, kalbiname. Sveiki. Ar galite papasakoti, kas nutiko? Nu tai va, lakavom dangą, lakavom, atėjo piemens kažkoks va ten, kur vietų kamuolį. Čia mažas. Tęskite. Nu tai vienu žodžiu, nu atėjo žaidė, aš čia pirmą dieną nulakavęs, o reikia, žinai, kad nudžiūtų iki čia švenčių visų, čia pagirių. Nu va, tai ką, nu kaip matai, va tik per aikštelę ranką ten varau ir va, pažiūrėk jau. Ką tu nori? Ramiau, Vilmantai, tik nemuš. Tai jau dabar piemenį man atveda. Och, tu pagalys, blėt. Kas tau pagalys, po velnių? Ką tu nori? Operatorių! Eik tu savo karvės melžt, kad tos karvės tuoj po... Ramiai. Pakalbėkime draugiškai. Ką draugiškai su tokiu piemeniu? Kas Plaukų dažu nulakavo, blėt, mano. Plaukų dažu? Ne bet kokiu šlakstu, daug brangus ir draugo 20 metų mokėjau. Ką, blėt, šilainį tornio polėtą. Taigi, labą dieną. Mes atvažiavome su mūsų krepšinio žvaigždė Vilmantu Guoga į savivaldybę, į Kalabibiškių savivaldybę, tartis dėl krepšinio aikštelės, kurios netenkina mūsų krepšinio žvaigždės augančios, kurie mėtų iš visur kaip nori. Pagaliai, blė. Gerai, kągi, užeikime į savivaldybės pastatą. Eime, keliaujame. Taigi, atvažiavome į Kalabibiškio savivaldybę. Kągi, užeikime. Po jūsų. Pagaliai, blė. Och, tu pagali! Kur, va darbas susiras, blė? Iš kur tu čia kaimo ubagė? Aikštelė sugadinai, tu, blėt, mano. Nesupratau, vyrai, kokius problemus. Baikit, prisėstikite, seniūnė. Taigi, palauk, klausykime. Tai nereikėjo iš už... Nesibaro! Kas tu čia tu? Aš Vilaitos vedėjas! Palauk, susitarkime. Aš nesupratau, kokias problemas. Gerai, susitarkime taip. Jūs pasakykit savo nuomonę seniūnai, o paskiau mūsų krepšinio žinė pasakys. Atsiprašant, kokią nuomonę iš vis nesuprantu, kas čia darosi? Gerai, pasakokite seniūnai, kas nutiko. Nu seniūnė, Nu, debilė! Mum direktorius Šlajus, savivaldybės lempas, taigi vyriausybė pirmie. Vyrai, ką jūs darot? Paskutinė mano elektra. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158
Kas negerai? Nu, karočią, suprantat, va tas va Guoga, krepšinio specialistas. Taip, labai daug laurų lapų mums priskynė. Tikrai. Vienas spaudžiu dešinę šiam sportininkui. Auksinis žmogus. Leiskit man savo nuomonę. Nu, tai vienu žodžiu. Suprantat, mums direktorius Šlajus. Tas, Vladas. Nu, žinau, Vladelis. Cholera, su mumis gerti ėjo, karočią, po 100. Nu, tai vienu žodžiu. Tylėk tu! Eik tu, Šlajus. Vilnius pro duris netelpa. Gerai, eik tu tavo padarę. Nu, tai vienu žodžiu. Tai va, dabar tegul savo nuomonį išreiškia krepšininkai. Tai, blėt, duokit man pirmiau pasakyti. Gerai. Aš dar nepasakyti. Eik tu, Guoga. Nesimuškit, baikit. Nu, tai vienu žodžiu. Vilmantai, ateik čia. Prisės. Papasakok man, kas nutiko. Nu, tas burokienas, tas šūdopsera, medis ir pagalis, blėt. Sugadino mano aikštelę. Aš bet kaip sportininkas turiu tašus mėtą, kaip valančionas, blėt. Toks nulakavo plakulaku po litapėm iš Šilainių turgaus, kur ten litras kainuoja, blėt. Tai manėlė, blėt, šūdopserų gabalai. Aš, blėt, ateinu vaikašė, jau viskas, nėra tritaškio. Prieštarauja fizikos dėsniam. Nu, ta šūdina, blėt. Pasišneka. Cholera. Ša! Eik. Palauk! Kas tu man tokia? Pagalys. Klausyk tu. Eik. Baikit. Kantrystė! Nesimuškit. Nešikit save. Palaužit kalabys. Kas čia pispitelė? Baikit. Pispitelė. Ar tau instrukcijos montuoti? Jis tau sugadino stadioną. Sakyk, Šūdopsera, blėt. Viskas. Lauk iš čia. gal laukas savo nuomonę. Pala, gerai.